Gerai, labas rytas dar kartelį. Visiems, kurie žiūrite internetu, visi, kurie čianais esate kartu susirinkę. Tai prieš kelias savaitės žvelgėme į Filipiečiams laiško 1 skyriaus pirmas 8 eilutes ir bandėm visi kartu pamatyti, kaip atrodo sveikas bažnyčios narys. Tai aš ruošiausi pamokslui, gavosi, kad tik tai pusę pasakiau, šiandien bus antra pusė, antra dalis to pamokslo. Tai kadangi kalbėjome to pamokslo metu apie sveikatą, tai pirmiausia, išsiaiškinom, kas yra sveikata. Ir kalbėjom, kad sveikata tai yra normalus organizmo veikimas. Tai kaip žinot, kad kas yra sveikas žmogus, tai yra, kada organizmas veikia normaliai. Tai reiškia, kaip jisai ir turėtų veikti. O priešinga sveikatai išsiaiškinom, kad yra liga. Tai reiškia, organizmo veikimo sutrikimas arba netgi lietuvių kalbos žodynas verčia arba paaiškina, kad nesveikata. Kad liga yra nesveikata, tai reiškia nenormalus organizmo kažkoksai tai veikimas. Taigi prieš kelias savaitės, tik ir šiandien Filipiečiams laiške pažiūrėsime, kaip turėtų funkcionuoti normaliai veikiantis, sveikas bažnyčios narys. Dabar trumpai prisiminsim, ką kalbėjom praeito pamokslo metu apie sveiką bažnyčios narį iš Filipiečiams 1 skyriaus nuo 1 iki 4 eilutės. Tai galite atsiversti Filipiečiams 1 skyrių. Šiandien čianais būsime daugiausiai, žiūrėsime 1-8 eilutės, bet dabar pažiūrėkime į 1-4 eilutės. Filipiečiams 1 skyrius, 1-4 eilutės. Skaitykime kartu 4 eilutės. Sako, Paulius ir Timotiejus, Jėzaus Kristaus tarnai, visiems šventiesiems Kristuje Jėzuje, gyvenantiems Filipuose, kartu su vyskupais ir diakonais. Malonė jums ir ramybė nuo mūsų Dievo Tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Aš dėkoju savo Dievui, kada tik jūs prisimenu. Visada, kiekvienoje savo maldoje su džiaugsmu už jūs visus besimelsdamas. Tai šiame tekste, žvelgdami į Pauliaus pavyzdį, matėme 3 sveiko bažnyčios nario savybės aptarėme. Tai pirma, kalbėjome, kad sveikas bažnyčios narys paklūsta vyriausiajam ganytojui Jėzui Kristui. Paklūsta vyriausiajam ganytojui Jėzui Kristui. Ir pirmoje eilutėje Filipiečiams laiško matome, kad Paulius ir Timotiejus prisistato, kad jie laisva valia yra Jėzus Kristaus tarnai. Arba ten toks žodis panaudotas vergai. Kad jie yra Jėzus Kristaus vergai. Ir toliau pirmoje eilutėje jie kreipiasi į bažnyčią, jie kreipiasi ir į mus, į Filipiečių bažnyčią, bet kartu ir į mus, sakydami, kad kiekvienas tikintysis yra šventas, o tai reiškia, kad atskirtas nuo pasaulio ir priskirtas Kristui. Paulius ir Timotiejus, patys būdami ganytojai, mums rodo pavyzdį, kaip reikia sekti Kristumi, kaip reikia būti Kristaus mokiniu. Ir kaip žinom, šita mokinystė tai yra visą gyvenimą trunkantis toksai lėtas panašėjimo, keitimosi į Kristų procesas. Ir mes turime netgi tokį posakį, sako, niekas negimė mokėdamas. Taip? Todėl ir mūsų dvasinė kelionė su Dievu prasideda nuo dvasinės kūdikystės. O mūsų vyriausiasis ganytojas Kristus savo ruožtu sako, kad jis užbaigs darbą tuose, kurie juo tiki. Filipiečiams 1:6 sako, esu tikras, kad tas, kuris jumise pradėjo gerą darbą, jį ir pabaigs iki Jėzaus Kristaus dienos. Iki tos dienos, kada mums brolis Arnas šiandien skaitė iš psalmės, kada ateis Kristus antrą kartą. Taigi, sveikas bažnyčios narys paklūsta vyriausiajam ganytojui Jėzui Kristui. Tada antrą pažiūrėjom, kad sveikas bažnyčios narys pažįsta ir dėkoja Dievui už kitus bažnyčios narius. Pažįsta kitus narius ir dėkoja Dievui už kitus bažnyčios narius. Tokį principą išmokom, kad galėtume gerai pažinoti ir dėkoti už vienas kitą bažnyčioje, mes turime galvoti, kalbėti ir klausyti apie kitus bažnyčios narius tik tai gerus dalykus arba nieko. Tai ir galvoti
ir kitiem kalbėti ir klausyti iš kitų, tik tai gerus dalykus arba nieko. Trečias sveikas bažnyčios nario bruožas yra, kad sveikas bažnyčios narys su džiaugsmu meldžiasi už kitus bažnyčios narius. Tai Filipiečiams 1 skyriaus 4 eilutėje Paulius mums rodo pavyzdį, kad kiekvieną kartą melsdamasis jis būtinai prisimena pasimelsti ne tik už save, bet ir už filipiečių bažnyčios tikinčiuosius. Ir jisai ne bet kaip tą daro, kad ten, ačiū Dievui už tą bažnyčią, ačiū už tą bažnyčią. Ne, jisai sako, kad jisai už juos visą laiką meldžiasi, sako, su džiaugsmu, kad malda už tą bažnyčią, už tos tikinčiuosius jam tikrai suteikia džiaugsmą, su džiaugsmu užmeldžiasi už tą bažnyčią. Taigi matom tokį principą, pamatėm, kad tik pažinodami ir dėkodami už kitus bažnyčios narius sugebėsime melstis vienas už kitą su džiaugsmu. Jeigu pažinosim vienas kitą, dėkosim Dievui vienas kitą, tada galėsim tikrai su džiaugsmu melstis už vienas kitą. Taigi, pamatėm, kad sveikas bažnyčios narys paklūsta vyriausiajam ganytojui Jėzui Kristui, kad pažįsta ir dėkoja Dievui už kitus bažnyčios narius ir su džiaugsmu meldžiasi už kitus bažnyčios narius. Ir tada pastorius Artūras pamokslavo, taip pat pristatė mums dar 4 dalykus, kaip sveikas tikintysis atrodo. Tai jis sakė, kad sveikas tikintysis yra nuolat besimaitinantis sveikų biblinių mokymų, taip pat ugdosi dievotumą, treniruojasi dievotumą, tada, kad dievotas pavyzdys kitiems tikintiesiems mes turime būti, kad darome įtaką kitiems žmonėms. Ir dar viena, kad kiekvienas sveikas bažnyčios narys tarnauja kitiems tikintiesiems savo dvasinėmis dovanomis. Tai iš viso, jeigu jau sekat, jau mes 7 suvardinom savybės sveiko tikinčiojo, sveiko bažnyčios nario. Šiandien dar pridėsiu 2 savybės iš Filipiečiams 1 skyriaus nuo 5 iki 8 eilutės. Paskaitykim nuo 5 iki 8 eilutės, kas turit atsiverti, dar pasižiūrėsime čia. Taip, sako Dievo žodis. 4 dar eilutę paskaitysiu, kad suprastume, apie ką kalbam. Tai sako, visada kiekvienoje savo maldoje su džiaugsmu už jūs visus besimelsdamas, už jūsų bendrystę skelbiant Evangeliją nuo pirmosios dienos iki šiandien. Esu tikras, kad tas, kuris jumise pradėjo gerą darbą, jį ir pabaigs iki Jėzaus Kristaus dienos. Šitaip manyti apie jūs visus teisinga, nes savo širdyje turiu jūs, kurie tiek man esant surakintam, tiek ginant ir įtvirtinant Evangeliją, visi esate mano malonės dalininkai. 8 eilutė sako, Dievas yra mano liudytojas, kaip aš jūsų visų pasiilgau, Kristaus Jėzaus nuoširdumu. Brangus Dieve, tikrai padėk mums šitą tekstą suprasti, ką tu nori mums pasakyti. Dieve, tikrai kalbėk mums į širdis savo žodžiu, per savo dvasią, Dieve. Tikrai, kad mes keistumėmės, kad mes tikrai suprastumėm, ką tavo žodis sako ir galėtumėm į tai reaguoti, Dieve, paklusnumu savo gyvenime. Ačiū, Dieve, už tavo žodį. Veik mūsų širdise, Dieve. Tam išdėkoju mums viešpaties Kristų. Amen. Paskaitykime dar kartą 5 eilutę. Kitą lietuvišką vertimą paskaitysiu. Sako tai, besimelsdamas, 5 eilutė sako, už jūsų bendradarbiavimą Evangelijos labui nuo pirmosios dienos iki šiandien. Tai pažiūrėsime, kad 8 sveiko bažnyčios nario bruožas yra, kad sveikas bažnyčios narys tarnauja Evangelijos labui. Sveikas bažnyčios narys tarnauja Evangelijos labui. Tai čia 1 punktas šiandien, 8 jau iš viso, kiek mes su pastoriumi pamokslavom. Sveikas bažnyčios narys tarnauja Evangelijos labui. Tai Paulius sako, kad ir ką mes darome, kaip bažnyčia, svarbu, kad mus vienytų ne tik tai gera atmosfera, ne tik tai bendraminčiai, ne tik tai bendri projektai, ne tik tai kažkoks muzikos stilius, ne tik tai gera kompanija, nors ir aišku visi šitie dalykai geri, šeimoje taip ir turi būti. Tačiau svarbiausia, Paulius meldžiasi, kad mes bendradarbiautume skelbiant Evangeliją,
kaip bažnyčia. Viskas, ką mes darome, kaip bažnyčia, turi pasitarnauti, kad žmonės vis geriau pažintų Dievą. Toksai yra bažnyčios tikslas. Kad žmonės vis geriau pažintų Dievą. Tiek, kad žmonės būtų išgelbėti ir tiek, kad išgelbėti žmonės dvasiškai augtų. Pažiūrėkime dabar į kelis būdus, kaip mes kiekvienas galime pasitarnauti Evangelijos labui. Kaip mes galime pasitarnauti Evangelijos labui? Tai pirmas būdas. Mes pasitarnaujame Evangelijos labui, pirmiausia, patys asmeniškai gyvendami Dievui paklusnų gyvenimą. Pirmiausiai, patys asmeniškai gyvendami Dievui paklusnų gyvenimą. 2 Korintiečiams 4:5 sako, mes ne save pačius skelbėme, bet Kristų Jėzų kaip viešpatį, o mes jūsų tarnai dėl Jėzaus. Paulius sako, kad mes skelbėme Kristų ir svarbiausia čia, kaip viešpatį. Mes negalime skelbti Kristaus kaip viešpačio, jeigu negyvename taip, lyg Kristus būtų mūsų pačių viešpats. Tai pirmiausia, norint liudyti, kad Kristus yra viešpats kitiems žmonėms, mes kiekvieną dieną turime savo pačiam priminti šitą dalyką, priminti savo Evangeliją. O tai reiškia priminti savo, kad kiekvieną dieną mūsų pagrindinis, kaip krikščionių tikslas šitam gyvenime yra viskuo, ką mes darome, kiekvienu savo sprendimu pašlovinti Dievą. Tai mūsų tikslas, ką mes darom šitam gyvenime yra, mes viskuo norime pašlovinti Dievą. Ir jeigu, pavyzdžiui, kokį nors sprendimą reikia priimti, yra du variantai, ar tas, tai visai, ką mes galvojam, kokiu sprendimu aš galėsiu priartėti prie Dievo labiau, kokiu sprendimu aš galėsiu Dievą pašlovinti labiau. Ir dažniausiai būna viskas aišku, kuriuo sprendimu mes galim tą padaryti. Tai mūsų ir tikslas yra kiekvieną dieną, kad mes viską, ką mes darom, kad kuo labiau pašlovintumėm Dievą. Paprastai pasakius, mes turime kiekvieną dieną prisiminti Evangeliją, kasdien. Nes jeigu mes esame Dievo vaikai, tai ir turėtumėm gyventi kaip Dievo vaikai. Jeigu esame Dievo vaikai, tai turim ir gyventi kaip Dievo vaikai. Jeigu kareivis yra kareivis, reiškia, jis rengiasi, bendrauja, elgiasi kaip kareivis, lygiai taip pat ir su krikščionimis, kurie yra gimę iš aukšto. Jeigu jau mes esame Dievo vaikai, tai ir turime gyventi kaip viena Dievo šeima, kaip Dievo vaikai. Ir apaštalas Petras dar aiškiau paaiškina šitą principą. Paskaitykime 1 Petro 3 skyrius 15 eilutė. Sako taip, šventu laikykite viešpatį Dievą savo širdyse. Visada pasiruošę atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumise esančią viltį, romiai ir pagarbiai. Tai Petras sako, kad jeigu patys negyvensime kaip Dievo vaikai, jeigu negyvensime savo širdyse to švento, Dievui paklusnaus gyvenimo, tuomet ir kitiems negalėsime parodyti, kaip tą daryti. Jeigu patys negyvensime mumise esančią viltimi, tai niekam net klausimas nekils apie viltį, kurios mūsų gyvenime ir taip nesimato. Jeigu mes tą viltim negyvenam, tai ką mes pasidalinsim? Arba jeigu negyvenam, tai kam kils klausimas apie tą viltį? Pirmiausia, mes turime patys gyventi tą viltimi, gyventi šventą gyvenimą, kaip Petras sako, ir tada atsakykite kitiems apie tą viltį, kuri gyvena jumise, kuri matosi. Taigi pirmas, mes gyvename Evangelijos labui patys gyvendami Dievui paklusnų gyvenimą, pirmiausia. Antras būdas, kaip gyventi Evangelijos labui. Mes gyvename Evangelijos labui, kuomet mylime vienas kitą. Šitą tekstą dažnai minim, dažnai ir šeimoje viens kitam sakom, kad mylim vienas kitą. Tai meilė šeimoje yra labai svarbus dalykas. Tai Jono 13 skyrius 34-35 eilutės. Tikriausiai visi galėtų atmintinai pasakyti. Sako, aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte. Kaip aš jūs mylėjau, kad ir jūs mylėtumėte vienas kitą. Kaip Kristus myli jūs, taip ir jūs turite mylėti kitus bažnyčios narius. 35 eilutė sako, iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus.
Tai principas taip pat čia yra paprastas, kad jeigu netikinti žmogus ateis į bažnyčią ir čia matys kažkokius tai susiskaldimus, konfliktus, nesutarimus, ginčius, kovas, apkalbas, tai niekas net neklaus apie mumise gyvenančią viltį, nes mes patys gyventume kaip neturintys vilties. Tai mūsų konfliktai kenkia ne tik tai mums, ne patiems mums, mūsų šeimai, mūsų santykiams, bet svarbiausia, netarnauja, bet atvirkščiai trukdo Evangelijos labui. Netarnauja, kaip čia sako, kad turi tarnauti, bet trukdo Evangelijos labui. Kaip mes galim patys, negyvendami Evangelijoje, būdami kažkokiam konflikte, pasitarnauti Evangelijos labui? Niekaip negalim. Kristus sako, kad turi būti visiškai atvirkščiai, kad mūsų meilė vienas kitam turi žmonėse sužadinti norą, sužinoti daugiau apie tą meilę šaltinį, daugiau apie tą vilties šaltinį. Mato tą meilę ir sako, iš kur ta meilė ateina? Matau, kad yra meilė čia tarp jūsų. Ir jie nori sužinoti daugiau. Todėl bažnyčioje kažkokie nesutarimai, nesusipratimai, nesusikalbėjimai, konfliktai niekada neturi būti kažkokie paslėpti, pamiršti. Apsimesti neturime, kad jų nėra. Bet reikia spręsti konfliktus kaip ir šeimoje, kaip ir darbe, kaip ir visur gyvenime, ypatingai bažnyčioje, iš karto sprendžiam. Visko būna, bet sveikoje šeimoje konfliktai sprendžiami yra su atgaila ir iš karto. Taigi mes gyvename Evangelijos labui, patys pirmiausia, gyvendami Dievui paklusnų gyvenimą. Antra, pažiūrėjom, kad mes gyvename Evangelijos labui, kuomet mylime vienas kitą. Ir trečia, mes gyvename Evangelijos labui, kuomet mokomės iš vienas kito ir mokom vienas kitą. Taigi mes kiekvienas esam Kristaus mokinys ir kiekvienas mes laikomės visko, kad Dievo žodis sako. Ir tos labai geros eilutės Apaštalų darbų 17 skyriuje, nuo 10 iki 12 eilutės. Labai geras pavyzdys mums čia. Apaštalų darbų 17 skyrius nuo 10 iki 12, paskaitysiu, sako taip. Sako, broliai, to jau pat nakčia išsiuntė Paulių ir Silą į Berėją. Ten atvykę jie užėjo į žydų sinagogą. Tenykščiai pasirodė esą kilnesni už tesalonikiečius. Tikiuosi, neskaitė šito laiško tesalonikiečiai. Tenykščiai pasirodė esą kilnesni už tesalonikiečius. Jie noriai priėmė žodį ir kasdien tyrinėjo raštus, ar taip esą iš tikrųjų. Daugelis iš jų įtikėjo, taip pat nemažai kilmingų graikų, moterų ir vyrų. Tai matom, kad Paulius ir Silas užsiėmė evangelizavimu ir mokinystę čionais. Ir mokinystė yra kiekvieno bažnyčios nario pareiga. Mes kiekvienas, jau žinote, kad turime turėti tiek Paulių, iš kurio mokomės, ir tiek Timotiejų, kurį mokom. Tiek Paulių ir tiek Timotiejų turime savo gyvenime turėti. Ir mes dažnu atveju jau turime tos Dievo duotus ir Paulių, ir Timotiejų, tik tai gal kartais nepastebėm. Mes visi mokomės ir mes visi kažką pamokom visą laiką savo gyvenime. Net jeigu jūs žodžiais kitų nemokot, jūs visuomet savo elgesiu mokot ir įtakojat žmonės. Kaip mes elgiamės, kaip mes bendraujam, visi, tiek aš jūs stebiu, tiek jūs mane stebi, tiek vaikai mus stebi, mes viens kitą stebim, žiūrim ir matom, kaip elgiamės, rodom pavyzdį, įtakojam žmonės, tai net ir kažką tai nemokant, nesakant oficialiai ar neoficialiai, bet mes savo pavyzdžių visuomet įtakojam ir mokom žmonės. Mokomės iš kitų ir kitus mokom. Tai klausimas yra, ar jūs esate dievotas Paulius kitiems žmonėms? Ir taip pat, ar esate dievotas Timotiejus kitiems žmonėms šioje bažnyčioje? Ir ketvirtas dalykas. Mes gyvename Evangelijos labui, kuomet meldžiamės už netikinčius ir skelbiame Evangeliją. Mes pasitarnaujam, gyvename Evangelijos labui, kuomet meldžiamės už netikinčius ir skelbiam Evangeliją. Kolosiečiams laiške Paulius prašo kolosiečių melstis, kad Dievas atvertų duris Evangelijai. Tai Paulius yra kalėjime, uždarytas ir jisai, kaip mes būtumėm kalėjime uždaryti, ką mes meldžiamės. Sveiki, pasimelskit, kad išleistų iš kalėjimo. O ką Paulius sako,
kad atsivertų duris ne jam, ne kalėjimo duris, bet sako, kad atsivertų duris Evangelijai. Įsivaizduojat, koksai žmogaus tikėjimas. Sako, Evangelija nesurakinama. Sako, nesvarbu, aš esu kalėjime, duris užrakintos, tenais grandinė uždėta, bet sako, kad Dievas atvertų duris Evangelijai. Paskaitom šitą vietą Kolosiečiams 4 skyrius nuo 2 iki 6 eilutės. Prašo maldos bažnyčios. Sako taip. Sako, nuolat melskitės, ir čia gali būti taip pat ir mūsų bažnyčiai geras pavyzdys, kaip reikia melstis už kažkokius misionierius, kaip reikia melstis už žmonės, kurie skelbia Evangeliją, kad Dievas atvertų jiems duris, kad ir kokioje situacijoje jie būtų, kad ir kokiam jūs darbe dirbtumėt, ar kad ir kokius kaimynus turėtumėt, kad Dievas kažkaip tai net ir neįmanomai toj situacijoje, kad ne jum kažkaip geriau būtų, bet kad tai galėtų pasitarnauti Evangelijai, kad atsivertų tos duris. Tai žiūrim, kokios maldos jis prašo. Jis sako, antra eilutė sako, nuolat melskitės budėdami ir dėkodami. Melskitės taip pat ir už mus, kad Dievas mums atvertų žodžio duris skelbti Kristaus paslaptį, dėl kurios aš surakintas, kad sugebėčiau ją atskleisti taip, kaip privalau ją skelbti. Su pašaliniais elkitės protingai, išnaudodami laiką. Jūsų kalba visuomet būna maloni ir druska pasūdyta, kad sugebėtumėte kiekvienam atsakyti. Tokios eilutės. Savo, kad mes turime melstis už žūstančių žmonių širdis, nes tik tai vienas Dievas gali juos įtikinti ir atverti atgailai. Taip pat mes turime melstis ir už savo pačią širdį, kad mes turėtumėm drąsos skelbti Evangeliją kitiems žmonėms. Taip pat kolosiečiai, taip pat ir mes turime melstis už kitus tikinčiuosius, kurie skelbia Evangeliją. Ir mes kaip bažnyčia taip pat remiame misijas, padedam misijose, meldžiamės už juos ir dabar kaip tik dalis mūsų bažnyčios narių prisidės prie tokios Discovery stovyklos, taip pat ir prisideda ir prie vaikų krikščioniško evangelizavimo ugdymo draugijos veiklos, kuri buvo šią savaitę dieninė stovykla ir mūsų mergaitės buvo skelbė Evangeliją, aiškiai mokytojas Dievo žodį mokė, tai tikrai meldėmės ir trečiadienį, ir sekmadienį už tas stovyklas. Tai va dabar galite ir toliau melstis už VKUD stovyklas, nes dar bus ir naktinė stovykla ir bus Discovery kelios stovyklos, kur organizuoja Malonės bažnyčia ir Arnas Valentukonis. Taip pat ir mūsų žmonių tenais dalyvaus. Tai meldžiamės už stovyklas, už vaikus, už vadovus, kad tikrai Dievas visų pirma už du dalykus. Kad Dievas atvertų širdis, kad minkštintų širdis, nes tik tai Dievas gali įtikinti, išgelbėti žmogų. Tai vienas dalykas, o kitas dalykas meldžiamės už tos, kurie skelbia Evangeliją, kad tą Dievo žodį tiksliai perteiktų, drąsiai Evangeliją skelbtų visi vadovai ir kad tikrai būtų daug žmonių paaugusių, pažinusi Kristų, išgelbėtų. Tai meldžiamės už netikinčius žmonės ir kad mums būtų drąsos skelbiant Evangeliją. Ir Filipiečiams laiške matom, kad jie taip pat bendradarbiavo su Paulium Evangelijos labui. Filipiečiams 1:7 sako taip. Sako, šitaip manyti apie jūs visus teisinga, nes savo širdyje turiu jūs, kurie tiek man esant surakintam, tiek ginant ir įtvirtinant Evangeliją, visi esate mano malonės dalininkai. Tai matom, kad jie yra ištikimi Pauliaus bendradarbiai Evangelijos labui. Ir taip pat pasirodo, kad filipiečiai siuntė Pauliui į pagalbą Epafroditą, kad padėtų Evangelijos labui darbuotis. Filipiečiams 2 skyrius 25 eilutė sako taip. Sako, aš dar nusprendžiau siųsti pas jūs Epafroditą, mano brolį, bendradarbį ir kovų draugą. Tai čia matom, Paulius jau siunčia atgal jį. Sako, o jūsų pasiuntinį ir pagalbininką mano reikmėms. Sako, va, siunčiu atgal jums Epafroditą, kurį jūs man atsiuntėt padėti Evangelijos labui. Tai va, tai kaip ir mūsų tarnautojai eina, padeda kažkokiose kitose tarnystėse, stovyklose. Lygiai taip pat mes siunčiam tos žmonės padėti darbuotis Evangelijos labui. Tai turim juos labai palaikyti, drąsinti, melstis už juos, nes taip moko Dievo žodis. Taigi,
Mes gyvenam Evangelijos labui, kuomet sužinom 4 dalykus. Pirmiausia, patys gyvenam Dievui paklusnų gyvenimą. Antra, kuomet mylim vienas kitą. Trečia, kuomet mokomės ir mokom vienas kitą. Ir ketvirta, kuomet meldžiamės už netikinčius ir skelbiam Evangeliją. Taigi principas toks, kad mes patys gyvenam su Dievu, mylim vienas kitą, padedam vienas kitam sekti Dievu ir prašom Dievo, kad Jis duotų galimybę pasidalinti tuo, ką mes patys turime, su žūstančiais, su žmonėmis, kuriems to mirtinai reikia. Ko dar labiau žmogui reikia šiam pasaulyje žūstančiam negu Evangelijos. Mirtinai reikia Evangelijos. Taigi, tas pirmas sveikos bažnyčios narys tarnauja Evangelijos labui, pasižiūrėjom. Tai kad sveikas bažnyčios narys tarnauja Evangelijos labui. Dabar paskaitykime Filipiečiams 1 skyriaus 8 eilutę. 8 eilutę. Sako taip, Dievas yra mano liudytojas, kad aš jūsų visų pasilgau Kristaus Jėzaus nuoširdumu. Tai 9 arba 2 sveiko bažnyčios nario bruožas yra, kad sveikas bažnyčios narys reguliariai lankosi pamaldose. Iš karto punktą paėmėm iš pritaikymo, kad būtų viskas aišku. Sveikas bažnyčios narys reguliariai lankosi pamaldose. Paulius sako 8 eilutėje, Dievas yra mano liudytojas, kaip aš jūsų pasiilgau. Kokie žodžiai. Sako, Dievas yra mano liudytojas, kaip aš jūsų visų pasiilgau. Paulius jų ne tik, bet kaip pasiilgo, bet Kristaus Jėzaus nuoširdumą.